Skaitinys iš Išėjimo knygos. Mozė paklausė Dievui kalbėjusio iš Erškėtyno: kai aš nueisiu pas Izraelitus ir jiems pasakysiu, pas jūs mane siuntė jūsų tėvų Dievas ir jie mane klaus, o kuo jis vardu, ką tada jiems pasakysiu? Dievas Mozė atsakė: esu aš esu. Ir tęsė: taip ir sakyk Izraelitams, pas jūs aš esu mane siuntė. Toliau Dievas Mozei bylojo: tu šitaip kalbėk Izraelitams, pas jūs mane siuntė jūsų tėvų Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas, Jahvė, jis yra. Toks mano vardas visiems laikams, taip aš vadinsiuosi iš kartos į kartą. Tad eik ir sukvietęs Izraelio seniūnus sakyk jiems: man pasirodė Jahvė, jūsų tėvų Dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, ir pasakė: aš jūs stebėjau ir visą mačiau, kas su jumis Egipte yra daroma. Todėl aš nusprendžiau išvesti jūs iš vergijos, iš Egipto, į Kenanitų, Hetitų, Amoritų, Perizitų, Hivitų ir Jebuzitų kraštą, į šalį, kur upėmis plūksta pienas ir medus. Tavęs jie klausys. Tada tu nueik su Izraelio seniūnais pas Egipto karalių ir pasakyk jam: mums apsireiškė Hebrajų Dievas Jahvė. Dabar mes norėtume 3 dienas kelio nuvykti į Tyrus ir ten savo Dievui Jahvei aukoti auką. Žinau, kad Egipto karalius neleis jums keliauti, nebent bus priverstas stiprios rankos. Todėl aš ištiesiu savo ranką ir plaksiu egiptiečius visokiais stebuklais, kuriuos aš tarp jų padarysiu. Tada jis paleis jūs. Tai Dievo žodis. Amžiais atmena viešpats sandorą savo. Iškilmingiausiai viešpatį garbinkit, sveikinkit jo šventąjį vardą, skelbkit tautoms didingus jo darbus, vis atsiminkit jo nuostabius darbus, jo stebuklus, jo lūpų tartą sprendimą. Amžiais atmena viešpats sandorą savo. Amžiais jis atmena sandorą savo, pažadą duotą kartoms tūkstantinėms, sutartį su Abraomu sudarytą, priesaiką duotą kilniam Izaokui. Amžiais atmena viešpats sandorą savo. Viešpats pagausino savo tautą, ji tapo tvirtesnė už priešus, egiptiečių širdys pablūdo, ėmė Dievo tautos neapkęsti, jo tarnus engti klastingai. Amžiais atmena viešpats sandorą savo. Siuntė tad viešpats Mozę savąjį tarną ir Aaroną savo parinktą žmogų. Jie ten padarė aibę stebuklų, Chamo šaly nuostabiausių dalykų. Amžiais atmena viešpats sandorą savo. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu, sako viešpats. Alleluja, alleluja, alleluja. Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Tai viešpaties žodis. Daktaras, užbaigęs savo prieššventinį budėjimą ligoninėje, eina namo pas savuosius ilsėtis ir švęsti. Tarpduryje kažkas jį sulaiko už skverno. Tai mažas berniukas, kurio veide jau įsirašęs mirties šešėlis. Silpnu balseliu
jis paprašo: pasakykite ten kam nors, kad aš esu. Tas mažas vaikelis tai tu. Pasakykite kam nors, kad aš esu. Aš esu. Mes visi atėję į šį pasaulį įkvėpėme mirties ir turėsime mirti. Tai tik greitai bėgančio laiko klausimas. Gyvenimo kasdien, kas valandą mums lieka vis mažiau. Savo rankomis, savo pastangomis negalime atsilaikyti prieš galingą laiko srovę. Bet mumyse stiprus noras gyventi, būti. Aš esu, sako žmogus viskuo, ką jis daro, ką moka, ką turi. Aš esu, sako jis savo pasirinkimais, pasiekimais, laimėjimais. Aš esu, skelbia gražios atostogų nuotraukos, restorane pateikto maisto fotografijos. Aš esu, skelbia paminklai, tik apmaudu, kad juose iškaltos datos, kaip ir prie gražiausių nuotraukų prikibę skaičiai, byloja, jog tai praeitis. Jaunas žmogus dar tiki, kad jis labiau bus, gyvens, jei kiti paliudys jo buvimą, pritardami, pasidalindami, paspausdami patinka, paliudydami, taip, tu esi. Ir kas keisčiausia, kad šitoje jaunatviškai apmaudžioje iliuzijoje yra daug tiesos. Mano buvimas tikrai labai priklauso nuo kito buvimo. Mano būtis nuo kito būties. Tai jau rojuje pastebėtas dalykas. Bet neužtenka, kad tas kitas paspaustų mygtuką ar uždėtų šypsenėlę. Tam, kad būčiau, reikia kažko daugiau. Visa mūsų išganimo istorija ir yra vedimas į kažką daugiau, o tiksliau į pačią būties pilnatvę. Susitikimo pradžioje Dievas sako, aš esu. Manyje yra būties pilnatvė. Ir tai esminė tiesa. Žmogaus stovis yra nuopolio, vergystės stovis, prarasto rojaus stovis. Nereikia daug laiko, kad tuo įsitikintum. Nors kartais žmogus praleidžia visą gyvenimą neigdamas šitą tiesą ir bandydamas įrodyti, kad jis pats yra savo būties ir laimės autorius. Tikėjimą Dievu pakeisdamas tikėjimu savimi, tikėjimu tuo, ką darai, formomis. Toks gyvenimas su tokiu tikėjimu ir tokiu laimės supratimu yra tik skausmingas daužimasis. Išeities taškas žmogaus kelionėje į buvimą ir laimę yra pripažinimas tiesos. Dievas yra, o aš nelabai. Jame yra būties pilnatvė, o manyje ne. Tik būties troškimas ir ilgesys. Ir tai gera pradžia kelionėje į buvimą ir laimę. Tada Dievas primena, esi sukurtas pagal mano paveikslą ir panašumą. Jei nori išlaikyti savyje mano paveikslą ir auginti panašumą, laikykis įsakymų. Mozei ir tautai prisistatęs Dievas netrunka duoti įsakymus, taisykles. Popiežius Benediktas XVI knygoje Kas yra krikščionybė sako, kad dekalogas yra būdas, kaip žmogui būti panašiam į Dievą, būti Dievo paveikslu. Nepriartėsi prie būties neigdamas jos tiesą. Ir tai šiandienos pasaulio didžioji klaida. Žmogus nori būčiai Dievui diktuoti savo taisyklės, o ne įsiklausyti į būties tiesą,
Dievo numatytą tvarką ir jai paklusti. Popiežius Benediktas XVI toje pat knygoje rašo: niekaip neužmirštu įspėjimo, kurį kartą man ant vieno atviruko užrašė didis teologas Hansas Ursas von Baltazaras. Trejybinį Dievą, Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią nesuponuoti, bet statyti priekyje. Ir popiežius apgailestauja, kad krikščioniškoji Europa jau tampa džiūstančia bažnyčios šaka, nes nebedrįsta Dievo net suponuoti. Jo vardas, dar neseniai buvęs krikščioniškų šalių konstitucijose, yra iš ten išbrauktas. O pasaulis be Dievo tegali būti pasaulis be prasmės. Ilgesnė citata iš popiežiaus knygos. Visuomenė, kurioje nėra Dievo, kuri elgiasi tarsi jo nebūtų, yra visuomenė netekusi savo mato. Joje pranyksta mums kryptį rodantis matas, mokantis skirti gerą ir blogą. Vakarų visuomenė yra tokia, kurioje Dievo viešumoje nėra. Todėl ta visuomenė vis labiau netenka žmogiškumo mato. Kai kuriuose srityse kartais staiga pajunti, jog tai, kas yra bloga ir griauna žmogų, tiesiog tapo suprantamybė. Mūsų vaikams ir jaunimui daromi dalykai, galintys juos sugriauti. Citatos pabaiga. Ne tik žmogus, bet ir tautos ir valstybės nori tarti aš esu. Bet ir jų buvimo pagrindas yra tas pats – Dievo buvimas, jo būtis, jo nustatyta tvarka. Jei Dievas namo nestato, tuščiai statytojai vargsta. Jei Dievas miesto nesaugo, be reikalo sargybiniai budi, primena mums Dievo žodis. Ignoruodami Dievą mes nesukursime geros žmogiškos visuomenės. Dievas sako Mozei, aš esu, ir išveda tautą į laisvę. Jis išveda kiekvieną žmogų, šeimą, neįmanomais keliais per bevandenės dykumas ir atvertas jūrų gelmes į gyvenimą, į laisvę, į gražiausius santykius, į tikrą buvimą. Dievas yra geras ir palankus žmogui. Jis nori duoti gyvenimą, nori pasidalinti savo buvimu, kuriame telpa visa, apie ką svajojame. Po popiežiaus Benedikto XVI mirties, kaip dvasinis testamentas, išleista knyga Kas yra krikščionybė, skyriuje komunijos reikšmė, atsako ir į knygos pavadinime iškeltą klausimą ir į kokią būties pilnatvę jis mus veda. Paskaitykite. Eucharistija nėra vien Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo atminimas. Nėra vien suvalgymas šiek tiek Kristaus kūno ir išgėrimas šiek tiek jo kraujo. Tai mūsų įtraukimas į naują būtį, į prisikėlusio Jėzaus gyvenimą. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Tai sako tas, kurio vardas pati būtis, visatos ir žmogaus kūrėjas. Homiliją sakė kunigas Mindaugas Martinaitis.